Jūratė, ar girdite mus? Jūratė važiuoja tikriausiai. Gerai, tai yra 15:00. Šiandien yra vasario 19 diena. Turime Elektrėnų savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdį, kuriame turime tik tai vieną klausimą, bet labai svarbų klausimą. Tai yra Elektrėnų savivaldybės 2024 metų biudžetas. Tai kviečiu finansų skyriaus laikinai einančias pareigas vadovės Oksanos Salickienės pristatyti mums tą biudžetą. Labą dieną visiems. Taigi teikiame svarstyti 24 metų biudžeto projektą tarybai. Šiame sprendimo projekte yra nurodoma bendra pajamų suma ir jos paskirstymas pagal pajamų rūšis, kas ir atitinka biudžeto sandoros įstatymo 26 straipsnio 4 dalį. Bendri asignavimai yra padalinami paskirstomi biudžetinėms įstaigoms bei savivaldybių administracijos padaliniams vykdyti programas. Taigi šiais metais galime pasidžiaugti, tikrai startuojame su dideliu biudžetu, tai yra beveik 55,3 milijono eurų biudžetas. Lyginant su 23 metais, praeitus metus mes startavom su 46,2 milijono eurų. Tai tikrai augimas matomas. Pagrindinis rodiklis, kuris lemia šito pajamų augimą, tai aišku yra gyventojų pajamų mokestis, kuris yra naudojamas savarankiškosioms funkcijoms vykdyti. Ir jeigu palyginti 23 mes startavome GPM su 23,91 milijono eurų, tai dabar mes startuojame su 28,36 milijono eurų. Ir tai yra 18,6% didesnis dydis nei 23. Tai pajamos iš mokesčių ir turto sudaro 6,9% biudžeto pajamų. Biudžetas yra koreguojamas persikėlus nepanaudotą pajamų dydį iš 23 ir šiais metais jis yra 3,26 milijonai eurų. Biudžeto asignavimai sudaro 54,5 milijono ir juose nėra įtraukiama suma paskoloms grąžinti. Šiais metais planuojama 751,8 tūkstančio eurų grąžinti paskolas. Biudžetą formuojant visą laiką yra atsižvelgiama į asignavimų valdytojų pateiktas pradinės sąmatas, taip pat pagal maksimalius asignavimus ir, žinoma, finansinės galimybės pačio biudžeto. Nuo sausio 1 dienos, žinoma, formuojant šį biudžetą turėjome didelių iššūkių su darbo užmokesčio poreikio skaičiavimu. Vienas iš faktorių, aišku, padidėjimas minimalios mėnesinės algos nuo 840 eurų iki 924 eurų. Ir taip pat pasikeitė bazinis dydis. Jisai praeitais metais buvo 186 eurai, dabar yra 1785,4 euro. Ir žinoma, šitam visam dalykui turėjo įtakos ir darbo apmokėjimo sistemų didelė kaita ir perskaičiavimas koeficientų, todėl tikrai įsivertinti, kiek mums tų pinigų reikės, buvo ką veikti. Galima pasigirti ir taip pat biudžetui skirtomis valstybės dotacijomis. Jos irgi išaugo ir mes startuojame su 18,9 milijono eurų. O lyginant su 23 tai buvo 15,16 milijonų. Tai yra 24% augimas. Taip pat į biudžetą atėjo pinigėliai ir ES ir kitos paramos lėšos, tai jos sudaro 1,29 milijono eurų. Jos mums padės toliau tęsti investicinius projektus ir taip pat pradėti naujuosius. Jeigu įvertintumėm visus asignavimus ir jų pasiskirstimą pagal programas, matome, kad didžioji dalis biudžeto atitenka antrai programai, tai yra 44%. Tikrai didelė dalis nueina į švietimo, kokybės ir prieinamumo gerinimo programą. Pirmoji, trečioji bei ketvirtoji programos dalinasi 13–15%. Penktoji programa būtų 8%, o šeštoji verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programa būtų 5%. Taigi,
iššūkiai ir 24 metų naujienos biudžete, tai žinoma yra tūkstantmečio ugdymo mokyklos programos įgyvendinimas, yra numatyta virš 600 tūkstančių eurų šiai programai vykdyti. Taip pat yra dideli pinigai nukreipti sveikatos reformai, tęsime baseino renovaciją, taip pat įvertinta šiais metais pavėžėjimas. Tai yra medikų, socdarbuotojų bei mokytojų. Mokytojams planuojama pavėžėti apie 80 tūkstančių, medikams apie 100 tūkstančių, socdarbuotojams apie 30 tūkstančių eurų. Taip pat buvo peržiūrėta ir programinė įranga, kur planuojamos investicijos į šiais metais. Tai planuojama pirkti turto valdymo programą, taip pat kuriamas problemų žemėlapis, bei yra planuojama atnaujinti tarybos salės įrangą. Ir žinoma, norim atnaujinti šiais metais auto ūkį, kur buvo peržiūrėta, jog jis yra tikrai nugyventas ir yra poreikis keletose seniūnijose, socialinėse įstaigose bei švietimo įstaigose. Tai tiek, gal turite klausimų? Gerai, ačiū Oksana. Kas norėtų paklausti? Matau Inga Kazakevičienė, prašau. Aš norėčiau paklausti, ar yra numatyta pinigai dalyvaujamajam biudžetui ir kokia suma? Taip, dalyvaujamajam biudžetui yra numatyta 75 tūkstančiai eurų ir jie yra numatyti 6 programoje. Gerai, ačiū. Rimantas Baravykas, prašom. Ačiū. Oksana, aš kelis klausimus čia tokius patikslinančius, aišku, mes jau biudžetą čia lukštenam jau ne pirmą kartą, bet priede pirmame yra prioritetinės infrastruktūros plėtros įmokos ir neprioritetinės infrastruktūros plėtros įmokos. Tai prioritetinės nuliai, reiškia neprioritetinės 177,16 tūkstančio. Iš ko tos įmokos bus gautos? Čia yra nepanaudotas likutis, kuris atėjo iš praeitų metų. Neprioritetinė tai yra kaimo infrastruktūros įmokos, o prioritetinės yra miesto. Miesto mes neturėjome, mes juos visas sunaudojome, o kaimo čia yra toks likutis 177 160 eurų ir jis atėjo iš praeitų metų. Naudoti mes jo negalime, jie yra teisinė dokumentacija yra dar neleidžianti naudoti šitas lėšas. Reikia ieškoti investitorių, kurie pasirašytų infrastruktūros įmokų sutartis ir galėtų šitos pinigus tada naudoti. Bet šiai dienai čia yra likutis. O mūsų planuojami pinigėliai būtų antram priede. Ir antram priede yra infrastruktūros plėtros įmokos. Ir čia yra planuojama 10 tūkstančių. Tai yra suplanuota ir miesto, ir kaimo, kad surinksime 10 tūkstančių. Tai kažkaip mažokai, man atrodo, suplanuovom. Su miesto tikrai labai sunkiai, su kaimo gali būti, galbūt tada tikslinsime planą kaip metų eigoje, nes tai yra įmanoma, matysime surenkamumą ir jį tada padidinsime. Bet šiai dienai dėjome tokį. Supratau. Tada dar vienas, jeigu galima, kolegos, jeigu neužpiksiu Jūratę, biškį dar vieną klausimą noriu pasitikslinti. Reiškia, pasakysiu, 47.3 ketvirtas priedas. Ar aš teisingai suprantu, kad mes čia numatėme kaip Elektrėnų savivaldybė finansuoti 110 tūkstančių visokiem renginiam? Taip, reprezentaciniams, taip. Ir dar atitinkamai papildomai yra ten prie kiekvienos seniūnijos. Seniūnijos vykdo kultūrinės programas taip pat. Tai būna ir, pavyzdžiui, kai Semeliškėse Roko ir Lauryno, visokios šventės, ką pačios seniūnijos organizuoja. Bet jos yra suglaustose eilutėse tuose seniūnijų. Taip. Supratau. Ir tada dar mano paskutinis tik tai klausimas. Reiškia, nes mes tik ką pašnekėjom apie tai, kad ta neprioritetinės kaip ir, reiškia, yra pinigų likutis, o prioritetinės nėra. Tačiau, kai pasižiūri, yra
10 000 paskui išlaidų iš prioritetinės paskirta 7 priede, antrai programai. Čia visos išlaidos iš prioritetinės, kad iš miesto naudosime, nes kaimo naudoti, dar kartą pasakau, negalime, nes turime pasirašyti infrastruktūros naudojimo sutartis ir todėl yra įdėtos į prioritetinės. Supratau, ačiū. Gerai, ačiū Oksana. Jūratė Balčiūnaitė klausė, prašom. Taip, dėkui. Aš turiu 2 klausimus. Vienas tai kyla iš ankstesnio strateginio plano, kurį tvirtinom. Aš klausiau dėl Elektrėnų savivaldybės futbolo akademijos ir mano klausimo buvo neatsakyta ir suignoruota dėl dalininkų įsipareigojimo vykdymo. Gal jūs turite informaciją, ar turim pakankamai įrodymų, kad dalininkai kiti, nes savivaldybė vykdo savo dalininkų įsipareigojimus? Tai šiai dienai mes laukiame, kada jie pateiks iš visuotinio susirinkimo, akcininkų susirinkimo, dalininkų susirinkimo išvadą ir ten turėtų būti visa informacija apie prisidėjimą. Taip pat, kiek žinome, veiklos yra vykdomos, o dalininkų įsipareigojimai tai ne tiek, kad jie tik savom lėšom, bet taip pat ir iš pritrauktų lėšų gali dengti. Tai kažkiek vis tiek yra rėmėjų surasta. Bet tokios patvirtinančios informacijos šiai dienai neturime. Aš puikiai prisimenu dalininkų įsipareigojimų steigimo sutartį. Vienas iš įsipareigojimų yra ieškoti rėmėjų, bet tačiau yra ir kiti įsipareigojimai, tokie kaip dengti tam tikras išlaidas. Ir nuo pat steigimo pradžios, kiek klausiu, niekada nieks nesugeba pateikti šitos informacijos. Tai savivaldybė kaip dalininkas vykdo įsipareigojimus, yra sąžiningas, tik su kitais dalininkais yra klausimas. Tai čia vienas dalykas, aš norėčiau tą informaciją gauti iki tarybos posėdžio, jeigu įmanoma. Kitas momentas, minėjot, kad planuojama atnaujinti tarybos salės įrangą. Apie kokią įrangą eina kalba? Garso įrašymo, filmavimo, čia viskas, kas susiję su tarybos sale. Tai yra ir mikrofonai, ir kameros, ir projektorius, ir visa kita. Ok, dėkui. Gerai, ačiū. Leskauskas Giedrius, prašom. Sveiki, mano būtų 2 klausimai. Tai pirmasis klausimas, 24 metų gale kokia planuojama savivaldybės bendra skola, finansiniai įsipareigojimai dėl įvairių paskolų. Ir antras klausimas, minėjote, kad skaičiuojant darbo užmokesčių reikalingus pinigus buvo svarbus kriterijus ir minimalios mėnesinės algos dėjimas. Tai norėčiau paklausti, kiek žmonių iš Elektrėnų savivaldybės administracijos, bendrai ką apmoka savivaldybė, gauna tą minimalią algą. Taip, iš tikrųjų, dabar į antrą klausimą pasakysiu, yra sunku įvertinti, kiek žmonių gauna, todėl kad minimali mėnesinė alga turėjo įtakos ir mūsų įstaigose, biudžetinėse įstaigose, kad mokyklos tikrai turi žmonių, kurios gauna, tai yra ir virėjos, ir sargai, ir vairuotojai, kurie gauna minimalią mėnesinę algą. Dėl administracijos reiktų pasitikslinti, ar yra tokių, bet mūsų skaičiavimui turėjo įtakos, sakau, ir ne tik savivaldybė. Tikrai yra tos pačios valytojos, darbininkai, kūrikai, viskas yra D. Bet bendro kiekio pasakyti negaliu. Dabar kiek įsiskolinimų planuojama grąžinti 751, skolintis kol kas nėra poreikio, tik tai likutis yra pabaigti projektui savivaldybės pastatų, savivaldybės seniūnijų pastatų modernizavimo, tai yra tik tai tiek įdėta. Baigėm metus, kur skola buvo 4 milijonai su viršum, tai atėmus tą 751 įsipareigojimus, jeigu vykdysim 100%, tai bus apie 3,5 milijono įsiskolinimas metų galui. Aš tik norėčiau pasitikslinti, minėjote ir virėjos kaip pavyzdys, kurios gauna minimalų darbo užmokestį, bet kiek žinau, pagal įstatymą galima minimalų darbo užmokestį mokėti tik nekvalifikuotam darbui, tai pavyzdžiui, virėjai, vairuotojai, mes juos kategorizuojam kaip visiškai nekvalifikuotą darbo jėgą? Jūs teisus, Giedriau. Nekvalifikuojam. Jie gauna C kategorijos darbo užmokestį. Okay. Supratau. Aš norėjau paklausti dar, Oksanos, 751 tūkstantis tikriausiai, taip? Taip,
Taip, 751,8 tūkstančio eurų. Taip. 1000. Gerai, ačiū. Viktorija Knevičienė, prašom. Aš gerbiamą Oksaną tik pasitikslinti norėčiau, ar kai tenais parašyta asignavimų valdytojai turi nusimatyti pirmiausia padengimo skolų, ar tokių skolų kas nors turėjo savivaldybės įstaigose gale metų ir ar buvo tai ar daug? Taip, kiekviena įstaiga, daugiau mažiau, ne kiekviena, bet taip, dauguma įstaigų turėjo, tai yra kreditorinis įsiskolinimas metų galui, tai dažniausiai būna sąskaitos už komunalinės paslaugas, elektros energiją ir ryšius. Taip, tos sumos yra. Gerai, ačiū Oksana. Daugiau, vėl pakeltų rankyčių turime. Aš vieną patikslinimą norėjau tai pasakyti, reiškia, kur pas mus yra antroji programa, ten yra nurodyta vis dėlto pedagogų pavėžėjimui kompensuoti eilutę. Aš vis dėlto galvoju, kad reiktų biudžete tiksliau įvardinti šitą eilutę, nes tai yra ne mes mokinius pavėžėjam, o mokytojų, socialinių darbuotojų, tai yra kelionės į darbą išlaidų kompensavimas. Tai reiktų tą vietą galbūt patikslinti. Taip, iki tarybos sprendimo patikslinsim šitas eilutes. Gerai. Rimantas Baravykas, antrą kartą jau klausia, prašom. Jo, ačiū labai. Aš dar noriu kaip ir vieną klausimą paklausti ir vieną tokį klausimą pasiūlymą. Klausimas aš radau iš jūsų atsakymų, kad 37.3 eilutėj yra paslėpta VATC akcijos. O ką mes čia planuojam per akcijas įsigyti? Tai vienas klausimas būtų ir kadangi mes čia taip labai visi norime pasižiūrėti ir tarptų eilučių, kurios suglaustos, ar būtų techninė galimybė, pavyzdžiui, kitam, reiškia, biudžeto keitimui į tarybą atnešti galbūt suglaustą, reiškia, tą eilutes, bet į Excelį atsiųsti tarybos nariam detalizacijas, kad mes matytume, kokie tie projektai yra, nes mes ir patys pasimetam, kaip pasakius, ką ten bus finansuojama, kur bus finansuojama, kokie projektai ir panašiai. Tai tokie du klausimai. Tai su VATSu esame pasirašę sutartį ir kas metus per 10 metų mes pervedam dalį pinigų ir įsigijame dalį akcijų. Tai toks yra čia dabar likę dar keli metai šitos įmonės akcijų nupirkti. Aš patikslinsiu, Oksana, palauk, 24 ir 5 metai tai yra stambiagabaryčių aikštelės įrengimas. Tokia yra sutartis ir kasmet 19 260 yra įmoka savivaldybės, būtent Elektrėnų, be abejo visų kitų Vilniaus regionų yra, tik tai mes pagal savo procentą mokam ir mums didina akcijų skaičių šitas sumas. O dėl tų detalizavimo tai tikrai didelė diskusija, todėl kad jos yra kaip ir gyvos. Ir kol pirkimai nepadaryti, nėra tikslių sumų, yra netikslinga dėti į biudžetą. Tai jos ir gali ir pasikeisti. Ir dabar kiekvieną kartą tikslinti dėl tų neaiškių, netikslių ir dar negalutinių sumų, tai tikrai nemanau, kad yra tikslinga taip daryti ir tada nes tada dažnai reikės keisti biudžetą. Rimantai, o mes praeitą biudžetą visai neblogai susidorom su infrastruktūros klausimai, buvo atskirai apšvietimo, atskirai kelių remonto, tokios pristatomas Giedrės kaip informacija visą laiką apie vykdomus darbus, apie planuojamas, ar toks formatas netinka? Na, aš kadangi to formato, Jekaterina, kadangi aš to formato nemačiau ir kadangi pats, kai darydavau biudžetai, tai pas mus nebūdavo tokių, kad dar pirkimo nėra, tai čia dar keisim. Vis tiek susiplanuoji lėšas ir tada tavo reikalas jau arba į jas telpi, arba eini į tarybą ir sakai, atsiprašom, pasikeitė kažkokia tai ten situacija, pabrango, atpigo ar kažkas ir tada peržiūrinėjai biudžetą. Bet šiaip būdavo bent jau tų pagrindinių projektų, tai visos detalizacijos būdavo, paskaičiavimai kažkokie būdavo ir jie, dažniausiai jau būni apsiklausęs rinką, pavyzdžiui, ten rangovus. Apie pagrindinius projektus nėra kalbos. Čia ir yra tikslinių dotacijų ir mes kalbėjom per ūkio komitetą apie tai. Ten yra visas detalizavimas, kokie projektai vykdomi, tai yra sąrašas. Jeigu mes kalbam apie
remonto darbus, kaip kelių, sakykime, yra kelių priežiūra 4 programai, tengi dauguma yra remonto, tai visų duobių tikrai nesurašysim kokioje gatvėje, nu tiesiog neįmanoma. Jeigu ištisinis sluoksnis, taip, tada mes galim, va toj gatvėje tokiam kaime bus tiek metrų ištisinis sluoksnis, tai mes galim tokį, bet kiek duobių šiai dienai tikrai tokios informacijos į biudžetą neįdėsim. O kas liečia stambių projektų, be abejo, visą laiką ta detalizacija bus ir kaip Oksana minėjo ir pristatant anksčiau, kad tik tai patvirtinus ar tai įsakymo, ar kito formatų, svarbu, kad būtų teisės aktas, iškart į biudžetą atskira eilute projektinė traukiamas suma su konkrečiais skaičiais ir prisidėjimu. Aš tai sakyčiau, kad reiktų tobulinti šitą dalyką, nes tikrai mes kaip tarybos nariai, tai aš jau ne tik savo vardu šneku, jau daugiau tarybos narių, jaučiuosi toks, kaip man atnešė, užsimerk ir pasirašyk, kad viskas gerai. Tai kažkaip norėtųsi biškį padarizuoti. Antras dalykas, kad žmonės vis tiek klausinėja, pavyzdžiui, o tai pas mane va čia va visas, reiškia, pavyzdžiui, šaligatvis, reiškia, išvartytas. Tai čia tvarkysim šiemet ar netvarkysim? Ir ką tam žmogui pasakyti? Tam yra seniūnijos ir kada mes dabar po biudžeto patvirtinimo tvirtinsim veiklos planus, tada bus jie ir viešinti, ir su seniūnaičiais bus kalbama. Tai be abejo ir ne jūs neatsakysit, ir ne aš neatsakysiu, ar šiandien bus tai daroma ar ne. Tai kiekvienas turim susidėlioti veiklos planus. Ir ta detalizacija visą laiką veiklos planuose. Biudžete tokia apimtis į biudžeto negali ateiti. Tai aš gerbiamai Oksanai sakiau, aš turėjau biudžetą 126 milijonus. Tai iš jų, kaip pasakius, kokie, taip grubiai 50 milijonai buvo projektiniai įvairiausi, tai kiekvienas iš tų projektų buvo atitinkamai išgliaudytas ir parašyta, kas ten per projektas. Aš maloniai prašau, į tikslinių dotacijų priedą grįžkit, ten kokie projektai dabar vykdomi, jie visi išvardinti. Tikslinių dotacijų priedas. Jis yra iš tam tikrų grupių sudarytas. Ir ten yra projektai. Gerai, ačiū Jekaterina. Vaidas Ratkevičius klausė, prašom. Labą dieną. Norėjau paklausti, galbūt Oksana žinos, ar kur renovuojami namai, nes gyventojai klausinėja pastoviai, ar ten bus kiemai asfaltuojami iš kvartalinės renovacijos numatytų biudžeto lėšų, ar tai bus iš mūsų kelių priežiūros ir kelių fondo lėšų? Šiai dienai iš kokių šaltinių nežinau, bet žinau tik tai tiek, kad tie namai, kurie pasirašė modernizavimo, daugiabučiai pasirašė modernizavimo sutartys, tai jie gauna pirmumo teisę ir tvarkyti kiemus. Tai yra savivaldybė, pirmiausia tvarko šitos kiemus namų, kurie pasirašė modernizavimo sutartys. Ačiū. Raimondas Ivaškevičius klausė, prašau. Labą dieną dar kartą. Tai pas mane būtų du klausimai. Vienas klausimas būtų, kas liečia kelių priežiūros lėšas. Dabar, kiek žinau, tai vicemeras pristatė, kad buvo susitikimas su kelių direkcija buvusia ir jie peržiūrėjo prioritetus ir mums siūlo, kaip čia pasakyti, sutikti su jų pasiūlymais, ką jie numatė tvarkyti mūsų savivaldybėje, ne? Peržiūrėjo eiliškumą, tai dabar kaip mes jau esam numatę lėšas, čia turbūt greičiau direktorė atsakys, tiems projektams, kurių dar aišku taryba nepritarė, kadangi, kiek žinau, papildomų klausimų eis į tarybą šio mėnesio. Ir antras klausimas būtų, kas liečia Mustenių gyvenvietę, tai vis tik tikslinių lėšų mes ten taip ir neįrašėm, nėra, aš niekur neradau. Tai iš kokių lėšų mes ten galvojam pirkti gręžinį ir taip toliau, nors minimaliai. Ačiū. Gręžinio įregistravimo išlaidos yra įtrauktos į 6 programą. Tai būtų priemonė investiciniai, aš atskaitysiu, projektinė dokumentacija, teritorijų planavimas, šita eilutė 60.1. Čia yra numatyta teisinė registracija. 4 programoje yra planuojamos lėšos jo įsigijimui. Tai ten eina šneka, atsiprašau, apie 10 000, taip? Taip. Tai skaitot, kad užteks tiek?
Vėl teisinė registracija, tai yra numatyta, tenai, suprantat, yra vienas dalykas, teisinė registracija kainuoja vieną sumą, įsigijimas kainuoja kitą sumą. Tai yra išskirstyta dalimis. Tai 6 programai 600 yra tūkstančių, aišku, ne vien tik tai jam šitam teisiniam dalykui, ir 4 yra tenai daugiau pinigėlių numatyta nei 10 000. Aišku. Ponas Raimondai, dabar jūs paklausit dėl projektų, dėl kelių? Jo, tie projektai, kur mes vykdėm, buvom pasirašę ketinimo protokolę ir buvo numatyti darbai, projektai atlikti, kas liečia Bromiškių kelią, ne? Juk mes projektavom jį, ne? Viskas yra gerai, yra problematika tame, jeigu, gal nežinau, lyg tai ir pristatomas buvo klausimas jau ūkio komitete, tai kada išviešintos eilės yra, tai projektai pagal LAGDO, pagal bendradarbiavimo sutartys, tokie projektai neįtraukti į eilę. Ir dėl to iniciatyva tokia yra savivaldybės, pasitarus be abejo buvo vizitas į LAGDą ir jie pasiūlė, kad būtų į žvyrkelių programą, kad greičiau pasieks norimą rezultatą. Bet ta bendradarbiavimo sutartis nenutraukima. Viskas eina savo vaga. Nes aš tik tai turiu omeny tą, jeigu jie vienašališkai siūlo taip ir anaip, aišku, ten su jais pyktis nieks nenori, bet turi būti kažkoks, toks sąžiningumas iš jų pusės. Dabar jeigu mes investuojame projektams ir po to tie projektai stalčiuose dūla ir reikia naujus susakinėti, tai tik tai dėl to. Ne, čia aš manau, kad tai tikrai gera ir kad atsirastų konkretyviai vieta, nes šitais projektais jie neįtraukiami, neturi savo eilės oficialios. Tai jeigu jie neturi, jie turi žvyrkelių programą atsirasti. O sutartis tikrai nenutraukiama. Ačiū. Ačiū, Katerina. Vaidas Ratkevičius nori paklausti, ar čia likusi rankutė nuo prieš tai buvusio klausimo? Aš dar noriu paklausti, ar nenumatyta Elektrėnų pontoninio tilto terasų lentų pakeitimai, nes vakar tikrai buvau nuėjęs apžiūrėti ir mačiau, kad daug kur lentos yra išpuvusios ir pakilusios. Matome viską, Vaidai, ir šita problema bus sprendžiama Elektrėnų seniūnijos, bet su ekspertų pagalba. Ačiū. Supratau. Kadangi nežinom, dar čia reikia projektinių dar sprendimų, o klausimas spręs. Gerai, ačiū labai. Aš irgi turiu, gal net 2 klausimus turiu. Mačiau tą išgrafavimą, išskirstimą pagal darbus, kurį siuntėte dėl kelių plėtros programos lėšų panaudojimo, dėl kitų programų panaudojimo. Tai aš dėl tos kelių priežiūros programos norėjau paklausti, kaip tos lėšos bus naudojamos, nes matau, kad Vievio seniūnijos kaimų asfalto gatvių atnaujinimas yra, Gilučių seniūnijos irgi yra, Kietaviškių, Kazokiškių seniūnijos irgi yra, o Elektrėnų seniūnijos aš nematau. Aišku, tam tikri atskiri darbai yra, bet bendrai asfalto dangos atnaujinimo darbų nematau. Ar čia klaida, ar tiesiog nėra numatyta lėšų iš viso? Čia jūs kalbate apie SB dalį, kur yra, ar finansavimas yra iš kelių direkcijos? Čia KPP lėšos, taip, KPP lėšų panaudojimas. Ką mes atsiuntėm papildomą informaciją, tai ne KPP, Edvardai. Ten kaip tik SB ta dalis ir mes tokiu būdu prisidedam prie seniūnijų dar lėšų. Tai čia bendras finansavimas, ne visas lėšas valdo seniūnijos, tai bus daroma ir iš seniūnijos lėšų yra planuojama ir didžiąją dalimi Elektrėnų seniūnas planuojasi pats. Prisidedam be abejo prie darbų, jūs matot, tiesiog kitą apimtimį yra prie Elektrėnų seniūnijos prisidedam. Čia Edvardas, ko gero, turiu omeny, kur aš įmečiau į čatą iš detalizaciją, kur man atsiuntė gerbiama Oksana, bet ten sumų nėra. Ten, aš kaip suprantu, čia geras spėjimas ūkio ir investicijų plėtros, į kokius projektus mes nueisim. Ir vat, kaip Jekaterina ir sakė, bendrą sumą
dedam į biudžetą ir bandysim paskui ieškoti, kaip ką darysim. Tai mes taip visą laiką ir darom, kaip Oksana ir pasakė, nėra įvykdyta pirkimų. Ir čia yra ne projektai, o atskiro ruožo remontas. Nu, tai bus atliktas pirkimas ir iš karto taryba gauna informaciją. Prisiminkit praeitus metus, taigi visą laiką Giedrė per informaciją ir spaudoj viešinom visą laiką dėl infrastruktūros darbų. Tai vieša informacija ir čia iš šitos eilutės yra. Yra apšvietimo eilutėje 300 000 suplanuota seniūnijose atlikti apšvietimo plėtrą, tai ir ledai, ir plėtra, o to pačių kelių priežiūros programa, tai be abejo 3 pagrindiniai drambliai, tai yra lagdas, tai yra administracijos asignavimai ir seniūnijų asignavimai. Seniūnijų daugiau be abejo smulkiam remontui eina ir kelių priežiūrai, o jau remontai eina iš lagdo ir iš administracijos asignavimų. Gerai, dar vieną klausimėlį norėjau užduoti. Dėl projektų, matau, kad yra Stoties gatvės vėjų asfalto dangos ir pėsčiųjų tako kapitalinio techninio remonto darbo projekto parengimo paslaugos. Ar galėtumėte įvardinti, kokioje atkarpoje Stoties gatvės tie remonto darbai planuojami? Ar nuo pradžios iki galo, ar tik tam tikra atkarpa? Būtų turbūt geriau pažiūrėti techninę dokumentaciją, nes ne finansininkų klausimas, ko gero. Tada atvykite ir arba paprašysiu Giedrės persiųsti. Gerai, ačiū. Gediminas Jachimavičius dar klausė, prašau. Aš norėjau paklausti dėl Vievio kapinių. Labai jau prastai atrodo tos Vievio kapinės, nėra nei apšvietimo, nei asfaltuotos aikštelės, šulinys yra tenais su kibiru vandens, jau dabar yra virš 20 žmonių palaidota, plus dar visi tie lietuvių lenkų pasieniečiai. Tai kokie artimiausi planai dėl Vievio kapinių? Buvo susisiekta ir bendrauta su Vievio seniūne Kristina Vitartė ir jinai planuojasi ir pinigėlius, ir darbus Vievio kapinėse. Ir dėl skaitmeninimo, ir dėl vietų, ir ten išregistravimo. Tai va šitie darbai yra planuojami. Detaliau galėtų pati Kristina atsakyti, aišku. Bet aš norėjau paklausti dėl aikštelės bent jau asfaltuotos. Nu visgi tai yra Vievio kapinės, ne kažkokio tai, ne Lazdėnų, ne kokio mažo kaimelio, visgi didelio miesto kapinės, o ir kelias baisus, ir aikštelės nėra, vandens nėra, ir apšvietimo nėra. Vievio seniūniai bus perduota informacija ir manau, jinai tikrai, nes jinai planuojasi darbus tenai, nes čia yra seniūnio kompetencijoje. Ir vandens nėra naujose Vievio kapinėse, tikrai? Yra šulinys, tik tais šulinukas. Supratau. Gerai, Ramūnas Kartenis, prašau. Tarybos narys Ramūnas Kartenis. Čia mes, aišku, diskutavom, biudžetas yra biudžetas. Norim turbūt svarstyti seniūnijas, už seniūnus atlikti jos darbus. Tai kai seniūnai turbūt teiks ataskaitas, tai galėsim ir paklaus, kodėl jie nepateikė to poreikio, ar pateikė tą poreikį kapinėm ir visiems kitiem. Aš tai norėjau paklausti Oksanos, dabar lyginus su biudžetais praeitų metų ir šitų, tai gan praeitas beros buvo 48, dabar 55, tai tą dalį, kam mes daugiau skiriam, ar švietimo, ar kam išskirstėm tos pinigėlius pakilusią dalį. Tai yra daugiau skiriam antrai programai, tai yra taip švietimui. Taip pat yra ir 6 programos matosi šioks toks augimas dėl baseino renovavimo, nes yra irgi, ir jie gavo didesnę dalį, praeitais metais buvo baseinų skirta 779 000, šiais metais 1148, tuoj pasitikslinsiu. 1148, tai va, tam tikras augimas matosi. Taip pat 4 programoje tai yra keliai bei apšvietimas. Tai tokie nežymus augimai yra išdalinti pagal programas. Bet pagrindinis augimas be abejo darbų užmokesčiui. Gerai, ačiū, Oksana.
Aš dar vieną klausimą turėčiau, gal tokį baigiamą jau, nes matau, kad daugiau rankučių nėra pakeltų. Vis dėlto augimas matytas gana nemažas biudžeto. Šiais metais buvo geri metai, viršijom, turime, reiškia, viršplaninių pajamų. O kaip šiais metais planuojate? Ar nebus taip, kad mes nesurinksim to biudžeto, arba surinksim tenais, centas į centą? Matote, yra augimas pačio darbo užmokesčio, kas ir didins gyventojų pajamų mokesčio sugrįžimą mums. Tai aš tikiuosi ir viliuosi ir manau, vis tiek ekonomika juda ratu, kad mes ir surinksime didesnius pinigus. Taip pat ir turto vertės keičiasi, yra perkainavimai, kas sąlygo didesnius mokesčių surinkimus. Tai aš manau, kad turėtume netgi ir viršyti lūkesčius, nei dabar startuojam. Gerai, ačiū. Ar kas nors norės pasisakyti? Nematau pasisakančių. Tai žiūrėkit, mes turime dar vieną prievolę. Ačiū labai, Oksana. Yra, reiškia, dar gautas savivaldybės kontrolės auditos tarnybos, reiškia, raštas iš Egidijaus Šinkūno apie 2024 metų asignavimus ir prašoma yra išvada pateikti savivaldybės tarybai. Tai šitie asignavimai yra numatyti 2024 metų biudžete. Tai aš prašyčiau dar Egidijaus Šinkūno tart žodį, paaiškinant komiteto nariams, kas ten ir kiek yra suplanuota. Tai prašom, Egidijau. Labą dieną. Tai atsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymą, teikiu Elektrėnų savivaldybės kontrolės audito tarnybos biudžeto asignavimų programos sąmatos projektą. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad kontrolės komitetas įvertina veiklos planui vykdyti metiniam ir darbo užmokesčiui reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai. Taigi, tarnybos veiklai vykdyti biudžeto asignavimų poreikis yra planuojamas atsižvelgiant į nustatytą pareigybių skaičių, galiojančius įkainius kainas bei kitus rodiklius susijusius su tarnybos veiklos pobūdžiu. Skaičiukų tikslumo dėliai galiu pasakyti, kad 23 metais kontrolės komitetui buvo pateiktas asignavimų poreikis 106 tūkstančiai apvalino, 106 tūkstančiai eurų. 24 metams numatome, kad poreikis yra 123,5 tūkstančių eurų. Asignavimų poreikio didėjimas daugiausiai yra lemtas bendro kainų augimo ir taip pat darbo užmokesčio šiek tiek didėjimo. Tai trumpai gal tiek, labai nenoriu jūsų trukdyti, tiesiog mūsų biudžetas, tai yra prašomi asignavimai šiek tiek didesni negu pernai, bet kasmet šiek tiek didėja. Tai prašau įvertinti reikalingus asignavimus, pritarti tokiai sąmatai. Na ir išvada dėl asignavimų teikti savivaldybės tarybai. Gerai, Rimantas Baravykas, matau, noriu paklausti, prašau. Ačiū labai, Egidijau, ten jūsų ta sąmata tikrai pakankamai aiški, man tikrai viskas ten buvo pakankamai detalizuota ir pakankamai suprantama, iš kur kokios lėšos. Man tik tai vienintelį 2 klausimai užkliuvo. Pirmas dalykas, neradau, galbūt jūs ten slepiat po kitą eilutę dėl ryšio apmokėjimo už darbuotojų, reiškia ryšį, ar turite kažkur numatę lėšas. Ir kitas, kaip suprantu, jūs jokių priedų prie atlyginimo neplanuojate mokėti. Ar jie ten irgi yra įskaičiuoti? Taip, tai darbo užmokesčiui priedų dažniausia priemokos dažniausia būna tik tai dėl pavadavimo, jos yra nedidelės ir jos yra įskaičiuotos. Taip pat yra įskaičiuota, nes irgi nedidelės ryšio paslaugos. Tai ten jos yra tokios smulkios, kad mėnesiui, tarkim, ten nuo 3 iki 12 eurų. Gerai, ačiū. Aš irgi turiu vieną klausimą, nes matau, kad 23 metų asignavimai buvo liktai 94 900 patvirtinti, o jūs minėjote, kad liktai buvo planuota 106 tūkstančiai lėšų.
Tai čia turbūt dėl to, kad atsirado papildomi darbuotojai, aš taip suprantu, taip? Ir turbūt dėl tos pačios priežasties auga asignavimai 24 metams. Atvirkščiai šiek tiek buvo planuota prieš metus vasario mėnesį 23 metų 106 tūkstančiai grubiai skaičiuojant, o patikslinus metų gale gruodžio mėnesį, dėl to, kad nepilnus metus dirba 3 darbuotojai, buvo sumažinta 12 tūkstančių. Kadangi šitos metus jau planuojame, kad visus metus pilnus dirbsime 3 darbuotojai, tai dėl to šiek tiek yra didėjimas. Supratau, gerai, ačiū labai. Inga Kazakevičienė, prašau. Aš dėl vienos eilutės norėjau paklausti, 2024 metais asignavimų poreikis darbdavio socialinė parama pinigais didėja iki 4200. Gal galėtumėt paaiškinti, kas čia tokio? Taip, čia kadangi yra viena darbuotoja, kuriai suėjęs pensijinis amžius ir tiesiog planuojama išeitinės išmokos. Jeigu šiais metais būtų, taip sakant, nepratesta, reiškia, tarnybos santykiai. Ačiū. Nes jau buvo pratesta, tai tiesiog perkeliam į kitus metus. Gerai, ačiū labai už atsakymus. Daugiau nematau norinčių klausti. Ar bus norinčių pasisakyti bendrai apie biudžetą, galbūt dar kažką tai kontrolieriui, kokių nors pagėdavimų pareikšti? Nematau. Matau, Ramūnas Kartenis, prašau. Tarybos narys Ramūnas Kartenis. Aš tai manau, kad biudžetas sudėliotas daugmaž gerai. Aišku, tobulumo ribų nėra, trūks visiems tų pinigų ir ten, bet turim padidėjimą. Labai džiugu, kad skiria didesnį kąsnį švietimui ir keliams, tai tikrai džiugu yra. Tai tiek. Ačiū. Gerai, ačiū Ramūnai. Dar bus norinčių? Nėra liktai, taip. Tai gerai, Ramūnai, nusimkit rankutę, tada gerai. Tai žiūrėkit, dabar mes turėtume apsitart, kaip mes balsuojam. Ar mes už biudžetą turbūt reikia balsuoti, aš taip galvoju vis dėlto, nes yra svarbus dokumentas. Tai mes gal tada 2 balsavimus organizuojame. Pirmą balsavimą ar bendrai pritarėme. Ne, galbūt priešingai darom. Iš tikrųjų, bandome iš pradžių prasibalsuoti, nes tai yra biudžeto eilutė vis dėlto, tai yra. Pabandom prasibalsuoti iš 2024 metų kontrolės ir auditų tarnybos asignavimus ir išvadą. Tai gal čia būtų galima kontrolės komiteto narių prašyti tiesiog pritarti šitai išvadai bendrų sutarimu. Toks būtų pasiūlymas. Jeigu neprieštaraujate, tai tada pritarėm, padėkojame Egidijui Šimkūnui. O dabar dėl pačio biudžeto, tai vis dėlto yra svarbus dokumentas ir vis dėlto galvoju, reiktų prasibalsuoti. Kaip jūs galvojate? Balsuojame, ne tikriausiai. Tai gerai, tada prašau visų įsijungti kameras, kad sekretorė galėtų suskaičiuoti balsus. Keliam ranką, laikom, kol nepasakysiu nuleis, nes jinai skaičiuoja tam tikrą laiką, keli langai čia reikalingi. Tai kas už 2024 metų Elektrėnų savivaldybės biudžeto projektą, prašom pakelt rankas. Taip, ačiū, nuleidžiame. Kas prieš? Prašom pakelt rankas. Ačiū. Kas susilaikė? Prašom pakelt rankas. Viskas, ačiū. Taip, tai tuoj rezultatą mums praneš į susirašinėjimo langą. Tai dabar, kaip ir visi klausimai mūsų išnagrinėti yra šitam posėdėje, ar bus kažkokių tai kitų klausimų, pastebėjimų, pareiškimų? Taip, praneša sekretorė, kad 13 už, prieš 0, 1 susilaikė. Taip, kad sprendimo projektui yra pritarta. Ar turės komiteto nariai kokių nors pageidavimų, pasiūlymų ir klausimų dar? Nematau norinčių išreikšti, reiškia.
Tai ką aš matau 13 už, tai jau reiškia, jau taryba jau prabalsuotas biudžetas, ne? Komitete, manau, kaip kad dar ne. prabalsavo. Nu, nebent Manau, kad dar ne. opozicija nuomonę pakeista. Nu, gal iš anksto nesakykime vežimo, taip sakant, prieš arklį, nes tarybos posėdį sprendimai yra priimami ne kontrolės komitete. Mūsų šie sprendimai yra rekomendacinio požiūrio, pobūdžio, bet iš tikrųjų jis yra vienareikšmis, aš sutinku su tuo. Tai tada ką, gerbiami komiteto nariai, skelbiu posėdžio pabaigą, ačiū, kad dalyvavote. Trečiadienį tikiuosi pasimatyti ir vaisingai padirbėti. Viso gero. Iki pasimatymo. Viso.